Lietuva, užvertusi priespaudos laikmetį, atvertusi naują savo valstybės istorijos puslapį, kaip lygiateisė narė, įsiliejo į Europos demokratinių valstybių šeimą. Maloniai kviečiu tarti žodį Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, Europos komisijos narį Vytenį Povilą Andriukaitį. Ekscelencija Lietuva ir ekscelencijos visi čia susirinkę. Išties, nors visai neseniai buvo įsiplieskusios Lietuvoje nedidelės diskusijos dėl vienos ar kitos nepaskirtos premijos, aš šiandien sakau, sveika Maironio, Brazdžionio ir Marcinkevičiaus Lietuva. Sveiki, brangus Lietuvos žmonės, Lietuvos draugai ir bičiuliai. Savo kalbą skirtą 26-ajam kovo 11-osios gimtadieniui, žvelgiu į jauną draugą. Noriu pradėti nuo gražaus lietuviško žodžio ačiū. Tariu jį kiekvienam mūsų šalies žmogui, moteriai, vyrui, vaikui, nepaisant amžiaus, tautybės, einamų pareigų. Nesvarbu, kur jūs dabar esat, gimtiniai ar kitoj šalyje. Kiekvienas savo nelengvam kelyje, savo mintise ir darbuose auginate Lietuvą. Žinau, kad kiekvienam jį ypatinga dėl įvairių priežasčių, kiekvienam jį savaip ir skauda. Bet Lietuva yra ir tikiu bus švyturiu. Net per didžiausią audrą ar tamsiausią naktį. Nes, kaip sakė ne kartą šioje tribūnoje kalbėjęs Justinas Marcinkevičius, LTSR 11 šaukimo deputatas, čia paskelbęs prašymą patvirtinti įstatymą dėl Lietuvos valstybinės lietuvių kalbos, dėl vėliavos, jis sakė, nes neliks duonos su druska, liks tėvynė. Į šį 26 kovo 11 gimtadienį atsinešiau ir keletą plonų popieriaus lapelių su parašytais tekstais. Mat daug lengviau kalbėti Lietuvai pasiremiant archyvuose, užsilikusiais autentiškais liudijimais, nei daugeliu išsakomų argumentų, į kuriuos čia pat lengva ranka galima nekreipti dėmesio, tiesiog juos ignoruoti. O be to šiandieniniam 25-mečiui amžininkui smalsu kartais kai ką originalaus pamatyti, bei patikėti, kad ir jam istorija gali pateikti įvairių netikėtumų. Prieš 2 metus Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, įteikdamas man laisvės kovų neginkluoto pasipriešinimo dalyvio pažymėjimą su dideliu numeriu, kartu įteikė ir LTSR KGB bylos apie mane archyvų kai kurias kopijas. Ir aš pats buvau nustebintas netikėto sutapimu. Paskutinis įrašas apie mane byloje padarytas 1990 kovo 11 dieną. Aišku, kaip tik tą dieną, kada mes su kolegomis balsavome už kovo 11-ąją. Žinome, įraše yra pateikiama trumputė charakteristika rusų kalba, kad aš revizuoju marksizmą, leninizmą ir aršiai puolu TSKP ir tarybinę vyriausybę. Tiksliai pasakyta, informacija rinkta kruopščiai. Žinoma, tas tiesa, tai buvo. Bet tiesa ir tai, kad tuo metu, kai toje įstaigoje dar buvo kaupiami duomenys apie mus, Lietuvos žmonės, mes tuo tarpu šitoje įstaigoje, tik jinai kitaip vadinosi dar tuo metu, LTSR aukščiausiai taryba, rengėme teisinius dokumentus apie gimimo liudijimą kovo 11-ąjį. Ir aišku, labai smagu pasakyti, kad ir tie archyviniai dokumentai, jie visada brangus, jie visada šilti, jie šildo. Čiose yra tekstai, versijos, sumanimai, kaip mes 8 iš deputatų sąjūdžio klubo patikėti žmonės dirbome prie tekstų ir bandėme padaryti taip tiksliai, kad nebūtų jokių kliučių, kad būtų galima po to balsuoti, priimti, patvirtinti ir pasakyti sveika, kovo 11-osios Lietuva. Pabrėžiu sąmoningai, kad mes į pirmąjį posėdį susirinkom kaip į LTSR 12 šaukimo aukščiausiąją tarybą. Mat šiandien
šitos įstaigos stengiamasi nepaminėti, sudarant įspūdį, kad tokio dalyko kaip Tarybų Lietuva nebuvo. O jeigu buvo, tai tada ji buvo kažkieno kito, ne mano, kažkokių tai kolaborantų, bet ne mūsų, nes mes dirbom Lietuvai, o kažkas kitas atseit kolaboravo. Tiesa yra paprasta. Tokia tuometinė Tarybų Lietuva buvo su mumis visais. Ir ji vėl su Maironiu, su sugrįžusiu Brazdžioniu ir su Justinu Marcinkevičiu tapo kovo 11-osios Lietuva. 1988-1990 Lietuva su visais antrojo atgimimo dalyviais keitė savo istorinę raidą iš Tarybų Lietuvos į Lietuvos Respubliką. Ir tie visi milijonai Lietuvos žmonių iš miestelių ir miestų sąjūdžių, susirinkimų, iš mitingų, iš Baltijos kelio, su šimtais ryškiausių atgimimo epochos žvaigždžių, nuo Arvydo Juozaičio iki Algirdo Kaušpėdo, nuo Antano Terlecko iki Valdo Adamkaus, nuo Justino Marcinkevičiaus iki Vytauto Landsbergio, nuo Kazimiero Antanavičiaus, Aloyzo Sakalo iki Justo Paleckio, Algirdo Brazausko ir Kazimieros Prunskienės. Jie visi suaudė tokią Lietuvą ir jie nuklojo kelią iš Tarybų Lietuvos į šiandienę Respubliką, į tą Respubliką, kurioje auga štai šitas jaunas Lietuvos Respublikos pilietis. Taigi, jeigu mes taip pasižiūrėsime į problemą, atkris rūpestis. Atkris rūpestis skaičiuoti, nagrinėti, blusinėti biografijas ir žiūrėti, kaip čia buvo, kiek ten buvo kolaborantų. Kolaborantų buvo. Ir jie buvo labai aiškus. Tai buvo LKP, TSKP ant platformos ir visi jedinstininkai. Tai buvo ta nedidelė dalis, nes būtent tada ir turime brėžti liniją kolaborantų. O visa kita Lietuva buvo mūsų Lietuva. Ir šiandieną mes galime drąsiai pasakyti, matau Nijolę Odželytę kalbėjusi apie mane sausio 13-ąją. Šiandieną ta Lietuva, mūsų Lietuva čia yra. Ir tai labai svarbu matyti, kad mes jos nedaliname. Nedaliname, audžiame ją kaip vieną juostą, gražią, su visom spalvom. Ir štai kodėl aš norėčiau pacituoti 3 labai svarbius dokumentus, kalbėdamas apie šios dienos Lietuvą. Pirmasis dokumentas yra vasario 16-osios aktas. Bet jame yra vienas labai svarbus momentas. Lietuvos taryba pareiškia, kad galutinai valstybės pamatus turi nustatyti steigiamasis Seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Ne lietuvių, ne tam tikros dalies, visų gyventojų. Kokia demokratinė ir gili įžvalga. Ir tada steigiamasis Seimas patvirtina 1922 metų konstituciją kaip parlamentinės, demokratinės respublikos konstitucija. Po to bus įvairių problemų. Bus autoritarinis režimas, bus demokratijos laidotuvės, bus daug bėdų iki 1939 metų. Ir tuomet noriu atkreipti dėmesį į antrąjį. Labai brangų dokumentai. 49 metų Laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija. Tie žmonės ją pasirašė savo gyvybėmis, savo krauju. Žiūrėkite, kaip jie gražiai parašė. Jie parašė, kad Lietuvos valstybės atstatymas lygi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demokratijos siekius atitinkanti valstybės konstituciją, vykdomas pagal šioje deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 metų konstitucijos dvasia, ne 38-ųjų, 22. Ir tuomet atkreipkime dėmesį į trečiąjį dokumentą. Į 92 metų Lietuvos Respublikos konstituciją, kurios vieną straipsnį pirmiausiai patvirtino visa tauta, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Žinoma, tą patvirtino plebiscitas. Ta plebiscito tauta pasisakė už tai, už ką mes šiandien galime būti jai labai dėkingi. Bet pažiūrėkime, ką pasakė Kazys Grinius 1926 metų birželio 8 dieną.
lygi mes Konstituciją gerbsime, lygi jos klausysime, lygi tol mes turėsime šalies ramybę. Prezidentui ypatinga pareiga, kaip pasakyta pačiam pasižadėjime, saugoti Konstituciją. Reikalinga žiūrėti, kad, taip sakant, ne Konstituciją lenkti save, bet save lenkti į Konstituciją. Iš to išeina, plačiai imant, tolerancijos reikalingumas, priešininko nuomonės ir asmens gerbimas. Ir jeigu žvilgteltumėm šiandien į ES konstitucinį principą, teisinės valstybės viršenybę, į įvykius Vengrijoje, Lenkijoje, į sudėtingus debatus dėl konstitucingumo, mes galim pasakyti, kad daktaras Kazys Grinius įžvelgia tiesioginį ryšį tarp 22 metų Lietuvos, 48 metų Lietuvos, 92 metų Lietuvos ir Europos Sąjungos. Ir žmogaus teisų ir laisvių principas, teisės viršenybė, demokratinė parlamentinė respublika. Štai yra kas svarbiausia, kas šiandien vienyje visas 28 valstybės. Aš sveikinu Lietuvą su vienu ypatingu dalyku, su Nobelio taikos premija. Juk ES nėra be Lietuvos, nėra be Italijos, nėra be kitų. Ir Nobelio taikos premija suteikta tam, kad mes visi galėtumėm pasakyti, kad Lietuva yra žmogaus teisių ir laisvių šalis. Taigi šiandieną galime drąsiai savo pasakyti. Teisinė valstybė, tai reiškia, kad žmogaus orumas yra neliečiamas. Tai reiškia, kad kur ten bebūtų, kokios bebūtų stenogramos, slaptos platinamos, slaptos pažymos, to negali būti teisiniai valstybei. Nes žmogaus orumas neliečiamas. Neliečiamas žmogaus orumas socialiniuose tinkluose. Neliečiamas žmogaus orumas niekur. Tai yra pamatinis principas mūsų visų čia susirinkusių. Gerbent mūsų visų įsitikinimus, skirtingas nuomonės ir pasaulėžiūros. Štai kodėl mes manome ir aiškiai sakome, kad Lietuva eina tik tuo keliu. Ir Lietuva gali drąsiai pasiryžti ginti žmogaus teisės ir laisvės, gerbti kiekvieną pilietį. Te gyvuoja demokratinė, parlamentinė Lietuva su kai kuriais pusiau prezidentinės respublikos bruožais. Te gyvuoja ši Lietuva šventinti šiandien 26 gimtadienį. Ačiū labai.